Prie virtualios mokymosi aplinkos Eduka klasė rekomenduojame jungtis naudojant Google Chrome naršyklę. Pamokos medžiaga – tai pagrindinis darbo su grupe langas. Čia mokiniai ras vadovėlį, užduotis bei kitą medžiagą, kurią priskyrėte grupiai. Norėdami mokiniams paskirti medžiagą iš vadovėlio, paspauskite Pridėti medžiagą, pasirinkite Iš komplekto. Atsidariusiame lange pasirinkite komplekto dalį, iš kurios norite skirti užduotį. Įrašykite užduoties pavadinimą. Užduotį galite iš karto užduoti mokiniams, paspausdami Užduoti ir pasirinkdami datą, iki kada ją reikia atlikti. Spauskite Išsaugoti. Norėdami užduoti ar išsaugoti sukurtą užduotį, pasirinkite Pridėti. Norėdami paskirti užduočių banko užduotis, paspauskite ant jus dominančios temos, pasirinkite užduočių banko užduotis, jas peržiūrėkite ir norėdami užduoti, paspauskite Užduoti ir pasirinkite dieną, iki kurios mokiniai turės jas atlikti. Spauskite Išsaugoti. Norėdami mokiniams paskirti medžiagą iš mano saugyklos, pasirinkite Pridėti medžiagą. Iš saugyklos būsite nukreipti į savo saugykloje išsaugotus failus ir nuorodas. Norėdami paskirti failą mokiniams, pažymėkite jį saugykloje ir paspauskite Priskirti. Jūsų medžiaga bus išsaugota prie vadovėlio temos. Norėdami paskirti ją mokiniams, paspauskite Užduoti ir atsidariusiame kalendoriuje pasirinkite datą, iki kada mokiniai turės ją peržiūrėti. Spauskite Išsaugoti. Eduka klasėje galite kurti ir savo užduotis. Pamokos medžiagoje paspauskite Sukurti užduotį. Atsidariusiame lange pasirinkite užduoties tipą. Ar tai bus atviro ar testo tipo su vienu ar keliais teisingais atsakymais užduotis. Kurdami atviro tipo užduotį, įrašykite užduoties pavadinimą, įrašykite užduoties turinį. Prie atviros užduoties galite prisegti savo failą. Pasirinkite failą, kurį norite prisegti. Jei norite, užduotį iš karto galite užduoti mokiniams, pasirinkdami datą, iki kada ją reikia atlikti. Spauskite Išsaugoti. Norėdami išsaugoti sukurtą ar priskirtą užduotį, spauskite Išsaugoti. Norėdami sukurti testo tipo užduotį su vienu teisingu atsakymu, pasirinkite užduoties tipą Vienas teisingas atsakymas. Įveskite užduoties pavadinimą, įrašykite klausimą, įrašykite atsakymų variantus. Norėdami pridėti daugiau atsakymų variantų, paspauskite Pridėti dar vieną atsakymą. Ir pažymėkite, kuris atsakymas yra teisingas. Sukurtą užduotį galite iš karto užduoti mokiniams arba išsaugoti. Norėdami sukurti testo tipo užduotį su keliais teisingais atsakymais, pasirinkite Keli teisingi atsakymai. Įrašykite užduoties pavadinimą, klausimą, įrašykite atsakymų variantus ir pažymėkite teisingus. Norėdami pridėti daugiau atsakymų variantų, paspauskite Pridėti dar vieną atsakymą. Norėdami užduoti užduotį, paspauskite Užduoti ir pasirinkite datą, iki kada norite, kad mokiniai ją atliktų. Išsaugokite sukurtą užduotį, paspausdami Sukurti užduotį. Vertinimuose galite stebėti, kaip mokiniai atlieka užduotis ir įvertinti jų pastangas. Grupės nustatymuose galite matyti grupės informaciją, jai priklausančius mokinius ir jų aktyvumą. Taip pat galite grupę redaguoti, pakeisti grupės kodą arba ištrinti šią grupę.